smurtas yra fizinis, yra psichologinis smurtas. Beje, psichologinis smurtas pastaruoju metu vis daugiau iškyla į viršų, kadangi atsiradus 2011 metais įstatymui prieš smurtą artimoje aplinkoje, dažnai vyrai susilaiko nuo tokio aktyvaus reiškiamo fizinio smurto ir tai pereina psichologinį smurtą. Tai yra kasdieninis psichologinis teroras, kas moterį kitą kartą sveikatos sutrikimų priveda. Tai va, ekonominis smurtas tas pats reiškiasi kontroliavimas moters, neleidimas dirbti, tuo tarpu finansų neteikimas. Yra atveju, kada moteriams draudžiama iš namų išeiti, neleidžiama mokintis, plėtoti savęs kaip žmogaus asmenybės. Smurto rūšių yra įvairių. Mes tai daugiausia mums yra žinomas fizinis smurtas, bet tai yra pati viršūnėlė. O iš esmės tai mes turbūt nuo pat pradžių labai mažai tų įgūdžių socialinio bendravimo. Bendravimo šeimoje, bendravimo su žmogumi, čia pati pradžia.